Labas rytas, bičiuliai. Šį kartą sveikinamės su jumis iš Klaipėdos žūklės kodo parduotuvės. Tuoj užeisime, kur mūsų laukia mūsų geras bičiulis Gintaras. Ne pirmą ir ne paskutinį kartą lankomės pas jį. Ir šios dienos laidos temą padiktavo tikriausiai pagrindinis faktorius – besibaigianti žiema. Na, o žinia, kad Žemaitijoje upės iš ledų gniaužtų įsivaduoja pirmas. Taigi einame pas Gintarą ir paklausime, kuris mus šiandien nuveš. Sveikas, Emilija. Tai kur šiandien traukiam? Nu ką, kadangi marių ledas tampa nesaugus, pažiūrėk, kokie orai atlydžiai, aš manau, kad pats laikas mums atidaryti atvirą vandens sezoną ir mūsų tikslas pamario šlakiai. Traukiam? Aš manau, negaištam. Važiuojam. Matot, šlakis ir mėgsta va tokius pasukiukus, kur raibuliukai išeina, kur akmeniukai išduoda save. Iš tikrųjų, upę reikia skaityti. Upė kaip knyga, jinai parodo viską. Kur užutekis, kur raibuliai kažkokie eina, tai žinokit, kad tai gali būti kaip tik žuvies slėpimosi vieta. Na ir palaipsniui, neskubėdami, va tokią vėduoklę jūs apgaudot vietą ir leidžiate žemyn. Su voblerių gaudymas efektyvesnis, ko gero, yra žemyn, palei srovę. Nes tada jūs apgaudote palaipsniui vis žemiau esančias vietas ir šlakis, kuris stovi vidury dažniausiai arba slepiasi už kokio akmens, jisai pajunta iš toli virpesius. Jis jau suaktyvėja, o kadangi jūs tą vėduoklę mėtote, kažkuris tai metimas ir būna jo griebimo zonoje, nu ir sulaukite kibimo. Siūlyčiau eksperimentuoti su spalvom, nu ir aišku žvejot. Tai pirmiausia sąlyga, o laimikiai greit nudžiugins. Einam gaudyti. Pirma potenciali vieta laimikio neatnešė, bet tam reikia būti pasiruošus. Šlakių žvejyba yra ne vienas nueitas kilometras, daugybė metimų ir galbūt viena kita žuvis, o kartais ir ne vienos. Kaip šiandien mums nusišypsos laimė, bus matyt. Keliaujam toliau žemyn upe. Tenka per žvejybą keisti ne vieną masalą. Aišku, reikia eksperimentuoti su spalvom. Jeigu matom, kad skaidresnis vanduo ir šviesesnė diena, reiktų dėti mažiau iššaukiančias spalvas, kad kuo natūraliau atrodytų ir vandenį. Kada drumstas vanduo, tada jau tokias tigrinės šokinės spalvos. Ir iš tikro, atradus tinkamą spalvą pagal vandenį,
kibimai patys parodo, kad spalva tinkama. Žuvis atskiria. Labai perspektyvi vieta. Per vidurį, nežinau ar matosi kameroje, bet yra toks ilgas smėlio liežuvis. Ir jis už kokių 7-8 metrų nuo manęs per vidurį ir baigėsi. Ir tada prasideda pagilėjimas. Galima sakyti, toks įėjimas į duobę. Na ir vat ant tokio įėjimo aš tikiuosi, kad gali kažkas ir paragauti mano masalą. Metu šiek tiek skersai. Ir labai iš lėto skuritės rankenėlę. Visą darbą padaro srovė už mane. Tiesa, šitame ruože, pirmam ruožiai, kurį atvažiavom, upė sekloka. Ir man asmeniškai norėtųsi, kad vandens to būtų daugiau. Dėl to, nuo mums įprastų, galbūt šlakiams, ypatingai ryškių rėkiančių spalvų voblerių, šiandien atsisakiau, bent jau pradžioje, ir naudoju tokius daugiau mažiau natūralius, tik su nedideliu ryškesnės spalvos akcentu. Gintaras, mačiau, kažką naudoja irgi panašaus. Atsisakė savo tigriuko mėgstamos spalvos. Bando kažką natūralesnio, nes iš tikrųjų vanduo mano galva yra per skaidrus. Na, bet čia jau subjektyvus dalykas, vieni žvėjai mėgsta gaudyti, kai yra sekliau, kai viskas matosi, na, o kiti kaip tik atvirkščiai mėgsta gilesnius vandenis, drumstesnius ir galvoja ir tiki, kad šlakis tada mažiau baidosi ir būtent tada yra lengviau sugaunamas. Aš galbūt linkčiau prie tų antrųjų. Nusprendžiam su Gintaru pakeisti ruožą iš esmės. Važiuosime šiek tiek žemiau, nes čia yra per seklu. Labą dieną. Sveiki, Gerai. Sveiki. Žvėjai. Gerai. Va, matot, prie upės, pavaikščiam, pamėtėm, atvažiavo inspekcija. Labai džiugu matyti, kad dirba vyrai. Iš tikrųjų, manau, kad jų dėka, pagrindė jų dėka, didesnio saugojimo dėka, didesnių baudų dėka, to žuvies tikrai mūsų upėse turėtų daugėti. Ir va, visada malonu sutikti pareigūnus prie upės. Ačiū. Žvėjai, visiems priminsiu, kad nusipirkit licenzijas, jeigu norite paimti žuvį. Jeigu norite paleisti, mes vis tiek paleidžiam, bet licenzijas perkam. Manau, tie pinigai eis tik tai į naudą, į rėmimą, į kūrą inspektoriam ir į rekreaciją, į veisimą.
Nu kągis, pasirinkom labai neblogą mano manymo vietelę. Yra duobė, įėjimas į duobę, eina pati duobė. Ir vat, raibuliukai kyla, tai yra išėjimas iš duobės. Nu, kaip aš manau, kad išėjimai iš duobės yra patys efektyviausi šlakio stovėjimo vietai. Taip pat ir įėjimas į duobę reikia patikrinti. Užsidėjau šiek tiek ramesnės spalvos vobleriuką, kadangi vanduo nėra labai aukštas ir tokio permatomo atspalvio, pabandysiu. Pradėsim vėduoklę, gražiai aukštyn, eidami ir prašukuosim patį išėjimą. Aš manau, va, operatorius tegu parodo duobelio struktūrą ir mes pabandysim čia pagauti žuvį. Opa, yra. Apviniauna.